Labas rytas, merginos, labas rytas, Eurika. Tvarkoj, kol prisijungsim, kol susitvarkysim su aparatūra. Jo, tai va, merginos visos sveikos. Truputį palauksim, kol prisijungsim ar ne. Taip, Edita irgi sveiki. Oi, Instagrame daugiau. Sveiki visos ir Lina. Jo, ir Lina pajungė kažką daugiau. Kristina, sveiki. Jo, labas rytas. Labas rytelis, truputį palauksim, tai va. Oi, Dalytė irgi sveiki visos mielosios, labas rytas. Jo, taip, pasilgom. Sveiki, Genutė. Labai džiugu, kad jūs pasilgot. Aš labai džiaugiuosi. Jo, aš labai džiaugiuosi, kad jūs tikrai pasilgstate. Yra kažkokia motyvacija man. Tai tikrai yra gerai. Jo, reiškiasi reikia. Jo, aš tikiuosi, kad tikrai girdisi gerai, ar ne, nu, matosi, manau, tikrai gerai, bet girdisi, tikiuosi gerai. Jo, o praeitą kartą nebuvo todėl, kad ir šiandien dar esu kostinti. Praeitą savaitgalį tai iš vis, nu, ta prasme, sunkiau man kalbėjosi ir iš vis balsas buvo prikimęs. Jo, tai vat ir gavosi, labas rytelis jo merginos visoms, ir gavosi taip, kad aš tiesiog pagalvojau, kad aš nenoriu, nu, daugiau kalbėti, nes, nu, aplamai balsas strigo, tai labas rytas, Monikutė, sveiki. Tai kaip ten ta Klaipėda laikosi, man sakykit. Ačiū už atsakymą, kad puikiai girdisi ir matosi gerai. Nes, nu, žinokit, šią savaitę tai nežinau kaip kitus, bet mūsų technika, tai magnetinės audros tikrai, bangos, kas čia tokios jos yra, nežinau, tikrai veikia. Ir labai keistai veikia ir šiandien galvoju, nu dieve, nejaugi vėl čia kažkokios nesąmonės. Tai va, tai kaip Klaipėda, ten viskas gerai buvo, veikia, neveikia. Jo, nes labai taip kažkaip keistokai šiandien viskas, šią savaitę viskas dėliojosi. Sveikutė Inga, jo, sveiki, labas rytas, sveiki merginos. Tai va, tai žodžiu, Aušra, sveiki. Žodžiu, aš tebesu sloguojanti jo, bet tikrai yra ir nebėra ta situacija, kokia buvo praeitą savaitgalį. Jo, sveiki, Edita, tikiuosi, jinai, nu, bus geresnė ir kosulys yra. Todėl ir juokavau poste, kad kaip jūs laikotės, ar nesergate ir taip toliau. Jau, manau, kas ilgiau yra su manim, gali išskaityti, ar ne? Taip, sveiki, Jolančiukai. Nu, faina jūs matyti, tuo labiau, kad šiandien bus dar geriau pamatyti gyvai. Ta prasme, kontaktiniu būdu. Jo, kontaktiniu būdu. Atsimsit, ką užsisakėt kažkada. Jo, per akciją, ar ne? Tai va, ir jo, primenu merginos, išeis ir postukas dar grupėje, kad šiandien mes turim susitikimą. Kažkaip vakar neparašiau. Labai patiko Jurgitos postas, kad, ta prasme, kelionėje išmoko vyras šmėgsti. Nu, tipo, jinai čia kalba apie save. Tai, žodžiu, žinokit, ir kažkaip galvoju, neberašysiu. Nu, kiek aš galiu čia, kaip sakant, rodytis visur. Manęs yra per daug. Tai va. Jo, žiūriu, tą Liolė irgi perėjo Instagramą. Jo, Monika, tai va, jo, ačiū, kad sveikata yra svarbiausia. Pajūris gyvena gerai, vakar, kuomet, oi, kaip įdomu, kaip faina. Pas mūsų ten iš pačio miesto, kadangi mes už miesto gyvenam, tai važiavo ties Alksnienais, bet kadangi, sakė, buvo rūkas ir tikrai, sakė, nesimatė. Jo, sakė, nesimatė. Tai džiugu, kad Klaipėda gyvena gerai, labai džiaugiuosi. Jo, oras yra geras šiandien, ar ne? Irgi saulėta, labai tikrai faina. Jo, ir kažkaip iš vis šis ruduo, ar ne, toks trupučiuką kitoks negu kad šiltesnis, negu kad ar ne. Seniau, kad būdavo, juk mes spalį jau vis tiek jau, nežinau, kažkaip tos kojinės ir tos kepurės būdavo ir tie šalikai daugiau reikalingi negu dabar.
Dabar kažkaip trupučiuką, kadangi šiltesnis oras, tai, tai rečiau, nu, ta prasme, dar nereikia gal tiek. Nors aš esu. Pasidėjau vandenuką, žinokit. Pasidėjau vandenuką jo, nes... Tai va, jo, labai džiugu. Ačiū, Lijana, labai faina, jo. O, Ilona, sveiki. Kaip gyvena užsieniečiai. Tai va, jo, puikus oras kelionė į Plungę, nu, vat atraskite tą vietą šiandien, kur ką tik įkėliau dabar, vat atraskite. Aš juokauju, man patinka kitą kartą, va taip, jo, nes dar pritaginau ir Atrask Plungę yra tokia, yra Instagrame akauntas Atrask Plungę, tai vat pritaginau ir jo žiūriu, jo irgi palaikinau, aš atsiprašau, merginos. Nu ką dabar? Tiesiog šiandien bus dar vis tiek taip. Nes kitaip neišeina, žinokit. Jo, tai va šiandien apie mūsų susitikimuką. Mūsų susitikimas, kaip visada, apie 14 valandą. Jūs galite rinktis Oginskio viešbutyje, Dariaus ir Girėno Liktai gatvė 10, jeigu gerai pamenu. Nes vieną kartą užrašiau, jeigu gerai atmintis leidžia, sakykim, jo, ten yra užsakytas stalas pakolkas, bet kadangi teritorija vieta yra labai didžiulė, aš tikiuosi, kad jeigu ir daugiau ateis, tai merginos galės prisijungti, sakykim, nu, vieno didelio bendro stalo nėra, nu, nebent mes persistume į kitą vietą, ten aš, nu, pasižiūrėjau tokį. Todėl šį kartą aš taip nelabai ir pergyvenu dėl vietų, nes pakankamai yra, aš taip galvoju. Jo, taip tikiuosi, kad taip ir bus, nes jeigu mes būdavom Exlibri, tai ten toks staliukas, nu, vienas ir tada turi ten kitaip trupučiuką daryti. Tai va, tai apie 14 valandą galite iš karto ten važiuoti, yra aikštelė, jo, dienos metu, Vaidos vardu užsakyta, taip kad galit, jeigu kažkas dar pageidaujat, gali tikrai atvykti ir pasibendrauti. Tai va. Ilona rašo, užsieniečiai dirba ir mokosi ir mezga, viskas ratu. Žinokit, jo, mokintis reikia, tikrai mokintis reikia ir aš manau, kad nėra blogai ir gerai, kad jaunimas mus skatina ir pamotivuoja, kad va tikrai reikia arba tą ir jo, ir tai yra labai gerai, žinokit, aš irgi. Kadangi su anglų kalba vis tiek nėra taip tikrai labai gerai, nu ir aplamai aš ten labai nedrįstu kalbėti, bet kokioj, nu, kitoj, ta prasme, ne Lietuvoj drįstu. Va, matot, koks yra kažkoks toks barjeras, ar ne? Bet mokinamės, o ką dabar? Visi viską gali mokintis. Tarp kitko, sūnus pajuokavo, atlieka praktiką ir sako, nepatikėsi, mama, 88 metų močiutė, nu, guli ligoniniai, žodžiu, ir mokinasi lotynų kalbą. Tai va, todėl ir yra motyvas, žinokit. Jo, mokintis viską. Arba šią savaitę, nu, pas manęs yra labai daug informacijos iš pačių klienčių, tikrai labai daug, aš ir sunku ją surinkti kitą kartą į vietą, todėl kad, nu, labai daug tos informacijos suplaukia. Merginos, dar tiesa, kol aš čia plepu, jūs klausimus pagalvokit gerai, jeigu, nu, ta prasme, yra kažkokių, kas domintų, tai būtinai pagalvokit apie klausimus ir aš pasižiūrėsiu ir į vieną platformą, ir į kitą, sakykim, ir tikrai pasistengsiu atsakyti. Sveiki, Danutė, sveiki. Labai malonu matyti. Per story siunčiu jums labai gražų vaizdelį iš Plungės. Taip, kad pažvelkite jį. Aš manau, jis labai puikus. Suspėjau padaryti dar šiandien. Taip, Lina, sveiki, sveiki. Ilona irgi. Tai va. Tai va, tokiu atveju ta informacija, kuri suplaukia, nu, jinai tokia labai, nu, įvairi, sakykime, ar ne? Nes būna, jauna mergina atėjo. Tiesiog rodo, aišku, iš tų dizainerių, kaip visada, tus rūbus, nu, vat, nežinau, sako, ir tikrai, žinokit, matosi, kad absoliučiai, nu, nėra taip, kad mes jau susigaudom. Sako, moku tik, vat, geras, blogas, tas akis megzti, žodžiu, nu, ta prasme, kaip čia man dabar gautųsi, kas čia man gautųsi. Jūs ko turit bandyti. Pirmas dalykas, jeigu mokat geras, blogas akis megzti, sakau, pirkit aprašymą.
Nupirkit aprašymą, taigi tas, sakau, Ravel ir Pinterest yra tų aprašymų, pirkit tą aprašymą, sakykime, ir bandykit, ar ne. Jinai, žinokit, matot, va, ant kiek žiūri, sako, kur? Nu, tai sakau, nu, ten, žodžiu, kad pagreitinti čia tą visą situaciją pasakojimo. Jo, nu ir tikrai, aišku, žiūrim čia mes tuos siūlus, visą kitą. Tai, nu tikrai, sako, tikrai ateisiu, nes nusipirkusi adatą, ką ten kažką norėjau susiūti, tikrai ateisiu, nes mane taip sužavėjo, žodžiu, nu, noriu pati. Ir labai paskutiniu metu labai daug jaunimo, tikrai labai daug jaunimo yra, kurie sakykime, nu, vat pradeda kažką daryti. Ar tai vašeliu, ar tai paprastu, ar tai tunisietišku, ar tai, sakykime, vašeliu gal tikrai daugiau. Su virbalais jiems visiems atrodo, kad nu, trupučiuką yra sunkiau. Tai va, tai labai džiugu, žinokit, yra. Tikrai labai džiugu ir ten tie modeliai paprasti ir, nu, ir paskatini, nu ką dabar jums sakau, sukti tą galvą, nusipirkit aprašymą ir viskas bus parašyta. Tikiuosi, aš sakau, nežinau, tikiuosi. Jo, sakau, ir viskas. Ir tiesiog, nu, ir bus pasakyta, kiek akių, prasimeksit pavyzdėlį ir tada galit savo drąsiai mėgsti. Ir kas belieka. Nu, tai va tokie, sakykime, niuansai apie vat, būtent ir tą jaunimą, ir tą informaciją, ir aišku, dar tai apie informaciją. Ilona rašo, užsieniečiai dirba, mokosi mes. Ai, čia tą skaičiau, darbas pasiūlė mokytis ir kelti kvalifikaciją, esu labai laiminga. Tai labai džiugu, labai džiugu, žinokit, aplamai tą kvalifikaciją, ją reikia kelti ir aš manau, kad ją visuose darbuose reikia kelti, nes, nu vis tiek, tos žinios jos yra reikalingos. Lygiai dailiai, kaip aš kad sakau, kad mūsų išvykos į parodas, tai yra irgi kvalifikacijos kelimas ir tai yra tobulėjimas, sakykime, ar ne, nes susipažindinimas su naujais procesais, naujomis faktūromis, naujais siūlais ir visa kita. Ir čia lygiai dailiai tas pats, bent jau ką aš galiu galvoti apie mus, apie mūsų sritį, tai tikrai reikia daryti. Aišku, tai kainuoja ir gana nemažus pinigus kainuoja, nu bet o ką dabar padaryti? O ką dabar padaryti, ar ne? Jo, tai va, sveiki, Domantė, sveiki. Tai va, merginos, Arina, labas rytas, Lida irgi sveiki, Danute. Žinokit, kažkoks pūkas įkrito į akį, o mane labai nervina, tai aš esu tokia, kad aš turiu išsiimti, nežinau. Nu, pas mane čia, aišku, vieni pūkai. Tai, merginos, galvokit klausimus, ką norit sužinoti, Edita, palaukit, kuri Edita yra dabar. Edita, tu peržiūrėsiu, nes Edita, aš neparašiau Editai, žinokit. Ne, čia yra ne ta Edita. Čia yra ne ta Edita, bet gal klausosi ir kita Edita, nežinau. Nemačiau pakolkas ar ne? Pakolkas nemačiau. Jo, ir buvo klausimas apie tuniką. Taip, tą Ligita, dar turiu pagalvoti, kokį vardą pasakyti, nes labai, nu visai nemažai jūsų yra. Tai žodžiu, jo, labas rytas visoms, tikrai prisijungusiems labas rytas. Nu va, mane nervuoja ir aš turiu įsikrapštyti. Man kažkaip nepatinka. Nu gal nieko tokio. Žodžiu, buvo klausimas apie tuniką. Dabar, kas gaunasi? Man tikrai, žinokit, kada yra klausimas, ką galėtumėt patarti, nusimegzti bliuskutę, tuniką, sakykime, kepurę, nu, galbūt yra išskirtinių gaminių, kuriuos galima, nu, taip, konkrečiau apibrėžti iš sakinio, ar ne, sakykime, šitaip, bet yra mezginių, ačiū už labai širdutes tikrai, bet yra mezginių, sakykime, kuriuos, nu, man be galo yra sunku, sakykime, įsivaizduoti, kokią mintį, kokį projektą žmogus turi. Ir tas klausimas, ką rekomenduotumėte kažkokiam ten vienokiam ar kitokiam gaminiui, kol aš nematau merginos nuotraukos, nu žinokit, yra labai sunku. Tikrai sunku. Nes bliuskutė, suknutė, sijonas, aš nežinau, apie ką jūs galvojat, suprantat? Aš pati irgi pridarau tokių kitą kartą klaidų, nu, ta prasme ne klaidų, bet netikslių užklausimų, parašau laišką ten, tik, Dieve, tu manęs klausia, palaukit, kad ir ta pati Indiana. Manęs klausia, Vaida, kuri?
1000 metrų tame kilograme ar ne, 100 gramų, ar, ta prasme, 2000, o Dieve galvoju, nu smulkmena. Tai va, tai tiesiog žinokit, tikrai reikalinga yra atsiųsti bent jau kažkokią viziją, nuotrauką, kad aš įsivaizduočiau ir aš, kad galėčiau pradėti daryti. Nes man, žinokit, ką dar noriu pasakyti, nu, daugiausiai per dieną, jeigu pavyksta pakonsultuoti nuotoliniu būdu 2 užklausimus, tai čia yra labai gerai. Čia pagal mano apimtis yra, žinokit, merginos labai gerai. Jo, nes vis tiek aš ir fiziniai, kadangi dar dirbu, nes ir čia reikia konsultuoti ar ne, jo ir kitų dar tokių kitų išlenda, nes nu, tiesiog vat, nu, taip gaunasi. Aš tikiu, kad jūs suprasite, jeigu jau aš neatsakau, reiškiasi arba kažko trūksta ir net nebeturiu laiko parašyti, kad jūs man patikslinkit ar ne. Arba, sakykime, tai yra jau eilė. Nu, kad ir kaip bebūtų, bet jinai yra. Tai va, nes, žinokit, nu, tas ir, kaip pasakyti, sakau, yra, mes nesam įdėję mano telefonų principingai, nes aš tikrai turėčiau gal jį išjungti, kad negirdėti darbo metu. Nes ir taip atranda tą telefoną, tikrai, viskas yra normalu ir viskas yra protinga ir labai daro, labai, sakykime, nu, labai supratingai daro. Pavyzdžiui, skambina tik per pietų pertrauką. Skambina jau į darbo pabaigą. Aš labai džiaugiuosi, kad žmonės yra tikrai supratingi. Čia yra labai geras ženklas, reiškia vertina tavo darbą, tavo sakykime, visas tas, nu, kaip pasakyti, tą ritmą, jo, nes tai yra tikrai labai labai džiugu. Jo, bet kitą kartą, kaip bebūtų ir kaip manęs beklaustų, ar per info, ar žinokit, jo, aš per kiek yra tų taškų ten galima gauti, bet ir dabar yra padėta ir aš tiesiog žinau, kad aš nepadariau, nors neatsimenu, ar vakar, ar užvakar man, net, nu, aš klausimą gavau. Tai tikrai, sakau, merginos, pirmas dalykas reikia sukonkretinti, su nuotraukėlė man yra paprasčiau, tada viskas vyksta greičiau, jo. Nes, nu, kada yra keletą, aišku, man ir pačiai truputį susimaišo, žinokit, aš neatmetu tos galimybės, nes ir tą konsultuoji ir paskui, Dieve, apie ką čia kalbėjom, apie kokį gaminį kalbėjom. Tuo labiau, kad labai skirtingi tie siūlai, labai skirtingi, sakykime, ir aš kalbu tik apie tai, ką mes čia turim. Aš nežinau, kas kur yra. Tų technologijų yra labai daug, sakykime, gamybos. Tai va ir gaunasi, kad aš galiu kalbėti tik apie tai ir nedaugiau. Nes ir tas pats, sakykime, jeigu jau kalbėti apie kažkokį ten bliuskutę, tuniką, skarelę, dar kažką, tai, sakykime, konkrečiai man atsiunčia nuotrauką, aš įsivaizduoju, kas iš mūsų siūlų gali tikti. Bet aš taip pas manęs taip yra. Ir jeigu reikia suderinti, tai aš žinau ten, ar galim, ar negalim. Ir to būna, kad aš privalau dar pagalvoti. Taip susimastau ir galvoju, Dieve, čia palaukit, čia tiks, netiks, kas čia gausis. Jo, tai tiesiog, sakau, tokios visokios informacijos. Ilona rašo, visiškai pritariu jums, net mesgime mes turime tobulėti ir siekti geresnio ir geresnio rezultato. Aš taip pat turiu klausimą. Taip, Ilona? Taip, ar turite siūlą su šiek tiek elastano, kurį galėčiau pridėti prie kašmyro? Taip, Ilona, siūlas su elastanu yra pavadinimu Agata. Jūs pažiūrėkite jo elektroniniai parduotuviai, siūlai ritėse, netgi yra išskirta atskira grupelė, yra siūlai su elastanu. Jo, tik žinau, kad šią savaitę baltą visą pardaviau. Ai ne, ten truputį liko. Jo, jisai yra švelniai pilkšvas, oranžinis, vidutinis mėlynas, paskui toks ružavesnis, žydras, garstyčios, ne, gal daugiau pistacija, paskui toks rudas, jo, jisai čia tikrai yra. Labai daug gamintojų jį deda, ne taip pasakiau, tikrai gamintojai jį deda į bliuskutes, nes jisai po skalbimo toks pasidaro puresnis, putlesnis, netgi daugiau galbūt negu kašmyras, ar ne? Aišku, vėl žiūrint, kiek jų mes imsim tą kašmyrą.
Jeigu kalbėti apie, pavyzdžiui, palyginimą, jeigu kalbėti apie Kašmyrą, kuris yra 1400, nu, 1003, 1000, 2004, ar ne, sakykime, kuris yra karštas Kašmyras, ir, sakykime, imti Agatą, tai jie po skalbimo beveik vienodai turėtų būti putlus. Beveik vienodai. Tai todėl, vat, kitą kartą galbūt ir deda, nes pojūtis yra geras, tas gaminys puresnis, jo, ir todėl deda. Buvo jo momentas su tuo elastanu, kad tikrai tai buvo čia tiems Chanel tipo švarkeliams labai, vat, yra toks priduoda, jo, ir aplamai tą tokią čink, tą neamortizaciją priduoda, tada gali būti visi tie siūlai tokie be amortizacijos. Jo, tikrai dabar kažkaip taip nežinau. Nu toks. Per daug didelio dėmesio aš neskiriu jiems, jo, per daug didelio dėmesio aš kažkaip neskiriu, nežinau, gal čia mano nenoras skirti ar ne. Tai va, tai Ilona tikrai yra, pažiūrėkite Agatą, jeigu reikia, aš galiu jums parašyti, va, Agatą. Matot, netgi galiu parašyti. Oi, parašysiu, bet nežinau, kaip čia, ar man čia nematau. O, yra. Tai va, nu, su elastanu, čia tiesiog suprasi tikriausiai. Jo, taip, internetinėje parduotuvėje pažiūrėkit ir tikrai ten, jo. Taip, kažkas dar čia sveikinasi, labukas visoms mezgėjėlis, taip, sveiki Rima, man. Tai va, dabar apie tą klausimą, gal atsakysiu Editai apie tuniką. Dabar Edita, tą tuniką aš įsivaizduoju, kad jūs norite kokiam sezonui. Jūs norit pavasariui, sakykime, tam šiltesniam ar visesniam. Gal tada, kadangi esat prisijungę, gal parašysit ir aš tada tiesiog atsakysiu, jeigu merginos kitų klausimų nėra pagalvojusios, sugalvojusios tada, nes, vat kaip ir sakiau, čia tikrai labai priklauso nuo to, kokiam sezonui mes norim ir ką mes galim čia, sakykime, sudėti, paderinti. Jo, nes tai, vasarai, nu ką, vis tiek tada aš galvočiau, priklausomai nuo to, ar jūsų organizmas labai yra jautrus, ar jums ten labai dirgina ar nedirgina, tai tokiu atveju arba turite imti iš vienos pačios viskozės mūsų Karibę, bet nežinau, žinokit, va, ta prasme, dabar tą viskozę reikėtų vėl pagalvoti man sudėjus, kas čia gautųsi, ar gali būti kartu sudėta su laukiniu šilku. Nes čia yra toks klausimas, dabar reikėtų man susidėjus pasižiūrinėti. Galit iš vienos viskozės megzti, sakykime, ar ne, vat būtent galit megzti iš vienos megzti iš vienos viskozės ir dabar iš karto galiu sakyti, jinai bus tokia slidi, krentanti, tokia visa plazdanti, tokia krentanti, kai su šilku, sakykime, ar ne, tokia slystanti mes vadinam. Nes ta viskozė mūsų panašiai yra į šilką ir tikrai ją galima daug kur dėti, jinai yra šukuota, jinai yra tokia slystanti, sakykime, kaip ir šilkas. Ir čia yra ta alternatyva, sakykime, kainos atžvilgių, būtent ta. Tada jūs galite megzti iš siūlo round arba nerti iš siūlo round. Jo, vat šitą gali tikrai irgi imti, nes jinai bus vasarinė tokia lengva, jinai bus storesnė, puresnė tokia, dar aišku priklausomai nuo raštų, ką jūs čia norite dėti. Balta yra ir Karibė Edita, balta yra ir rondas, čia pasižiūrėsiu jo. Taip, balta yra ir rondas tikrai. Jūs galite megzti iš materija siūlo pavadinimą, sakau, kuris yra su kanapė. Tai va tikrai galite tai daryti, tuo labiau, bet dabar taip, ir įsivaizduokit, visos faktūros bus skirtingos. Kodėl man reikia kitą kartą nuotraukų? Nes praeitą savaitę teko matyti vienos mūsų mergaitės, mezgėjos plungietės skarutę iš kanapės, iš materija, su kanapė, linas kanapė, viskozė, man atrodo, berods ten yra materija. Jo, tai ta prasme, skarutė, žinokit, nu nerealus, man daug matančiai labai patiko. Jinai mezgė su virbalais, labai taip retai. Ir kadangi tas siūlas yra su kanapė ir su linu, jisai gavosi faktūrinis dėl to, kad yra tas siūlas toks nelygus, jisai gavosi nelygus, nes jinai mezgė ant laisvesnių virbalų, grinai pavasariui vasarai tokį šalikėlį. Ir efektas
gavosi ta kalba, kad tiesiog kažką norėtų pabaigai, sakau, darykite tuos skutelius ar ne, bet nedarykite tokius nukarpytus, kad, sakykime, nes jie paskui galima iššukuoti, aš galvoju, kad galima, nes čia priklauso vėl siūlas, reikia žiūrėti, ar galima iššukuoti, sakau, jie jums paskui susivels, darykit, sakau, tokius susuktus. Dabar nežinau, tiesiog susukti iš to pačio siūlo, nežinau kaip ten jie, gal merginos jūs tiesiog kitas pavadinimas yra, ar ne, neatsimenu dabar. Žinokit, koks gavosi efektas, čia toks prancūziškas, provansinis stilius, man pačiai patiko, aš sakau, wow, jinai sako, aš pasižiūrėjau, tipo tas karpytas nelabai, tai su tais kotukais, kotukai, ar ne, koteliai, kotukai, kaip čia jie vadinasi, jo, jis gavosi be galo gražus. Tai ir čia galima, sakykime, tie kotukai dabar tai labai madingi ir ant rankinių ir visur kur. Tai labai paprasta smulksmena, tokia liktai ar ne, bet atrodo, žinokit. Tai merginos. Taip, dabar paskaitysiu dar, ką čia man parašė. Galit ir kiauraraščių, taip, Karibė, aišku, bet čia reikėtų vis tiek 2-3 gijas, nežinau, bet jūs, Edita, liktai Karibė turėjot, man atrodo, ar ne, 2 arba 3 gijas, tikrai galit ir kiauraraščių, dar geriau, aišku, kūnas turit suvokti, kad matysis, jeigu kiauraraščių reiškiasi kažką turėsit gal pasidėti, o gal nereikia, nežinau, gal nenori to apatinio kažkokio, ar ne. Jo, tik nesiūlyčiau, sakykime, daryti iš to siūlo kažkokių tų raštų, aranų vadinamų, nes jisai sunkės, kam to reikia. Ir labai dažnai klientėm, kada klausia, ir šią savaitę kalbam apie kardiganą, ten 5, 6, Dieve, sakau, žinokit, priklauso nuo siūlo, kaip čia pasakyti, proceso, ir nejaugi jūs, sakau, norėsit nešioti ten tokį, nežinau, kilogramą užsidėję ant savęs. Aišku, čia ir vėl labai abstrakčiai kalbu. Žinokit, kiekvienas siūlas skirtingas ir prie kiekvieno reikia vėl kitaip susidėlioti. Tai galima kiauraraščių, rondą galite kiauraraščių, jisai bus dar putlesnis, sakykime, ar ne. Atsakiau, spalva balta tikrai yra. Karibė, dabar Karibė kiek dėsit? Gijau. Bet Karibė ir iš vis merginos, tokiu, sakykime, geriausia yra prasimegzti pavyzdėlį. Aš nesu tobulybė, kuri pasakyčiau, kokiu virbaliuku ar vašeliu reikėtų megzti. Aš jums galiu konkretų pavyzdį parodyti, nes dabar pati mezgu beretę. Ir tiesiog, kad neskaičiuoti ir turėti relaksą, Dalia kaip visada į pagalbą šovė Vaidai. Ir ačiū Daliai. Paskui dar kitą pasižiūrėjau kažką kitką, ir ką, ir pradedu blaškytis, ten rodo 5, čia žiūriu 3,5, akis mano netitinka, į ką. Ir nieko negaliu. Ir tiesiog, aš mezgu 4 dabar. Aš mezgu viduriukų. Tai tai tiesiog apie virbalą ar vašelį negaliu 100% pasakyti. Aš aišku, kitą kartą bandau nuspėti, kaip man vizualiai atrodo, arba bandau pagal fabriko pramegztus pavyzdėlius tuos, sakykime, irgi, kadangi aš pati parenku tada virbalą ir pagal fabriko pramegztą pavyzdėlį dataikau virbaliuko storį, tai reiškia, tankis jau mano atitinka, tikrai bandau pasakyti ir dažnai viskas atitinka ir pataikau, bet kiekviena ranka mezga skirtingai. Kiekviena ranka ir man labai sunku yra pasakyti, kokiu virbalu ar vašeliu. Aš matau, visos tą patį pasakys čia esančios, jo. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu 2 gijas, man kokio reikėtų, man gal reikėtų 3, bet aš labai tampriai mezgu. O kas mezga laisvai, gal reikėtų 1,75 arba 1,5. Matot kaip, aš negaliu, žinokit. Nes jeigu jūs nusimegsite su kokiu, kaip mano pasakytų, pavyzdžiui, 3, ir jūs mezgate labai laisvai, per kurį privalote peršokti per 1 numerį mažesnį, reiškia, tai jūsų jisai bus ištysęs visas. Suprantat, kaip yra? Čia yra tokie labai dideli niuansai. Dabar paskaitysiu, sakykime,
kažkas, nežinau, nesvarbu. Laukinis šilkas, Danutė rašo, laukinis šilkas su viskozė super. Teisi, gali būti, aš sakau, žinokit, aš kitą kartą, kadangi yra labai daug rūšių ir tas asortimentas, jisai yra nemažas, aš nebeatsimenu, aš turiu fakte pamatyti siūlus. Taip. Bet va, mano mergaitės, kurios mesgi, rašo, kad yra viskas super. Tai reiškiasi galima. Tai va, Danutė, jo, mesgi, jinai ten kelis mesgi netgi. Dar blizgiukas ir pirmin. Vaidita, matot, ką rašo? Kaip gerai, kad tos valandėlės yra, ar ne? Taip, dabar manęs klausia. Sveiki, o kokį siūlą įvardintume kaip mažai dėvėjimų metu kintantį? Imkim PVZ megztukas dėvimas dažnai, skalbiamas dažnai. Įdomu jūsų nuomonė, ačiū už žinias. Siūlas, kuris mažai aš galiu bendrai pasakyti šitai pradžioj. Tarp kitko, irgi buvo klausimas, kadangi aš turiu moherį riksą su, parduotuvėje nesančių siūlų, bet jisai yra su šilku, kaip mūsų nančino, ar ne, merinas su šilku, jo labai, labai artimas, sakykim, kadangi aš sakau, aš kitą kartą bandau viską, ar ne, noriu pamatyti, pačiupinėti ir tik tada sakausi, labai dažnai tai darau. Tai tokiu atveju, sakykim, ir, kaip aš kad sakau, aš visą dieną, kai slidininkas ar ne, irkluoju. Arba varau, ne. Tai va. Tai reiškia, aš labai jį trinu. Mano gaunasi labai didžiulė trintis ir pilingavimas. Italai labai dažnai rašo, peeling, ten peelingas tiek procentų, ar ne, ir taip toliau. Nėra merginos siūlo, kuris iš vis nesipilinguotų. Nebent jūs turit šukuotą, nežinau kiek tūkstančių 100 gramų, meriną, kašmyrą ir taip toliau. Nebent ten tūkstančiais vadintumėm, ar ne? Nes tada yra pats ploniausias, tie mažiausiai tų mikronų, labai stipriai, nestipriai irgi negali būti stipriai, sakykim, bet jisai suvytas ir tada jums tikrai nesipilinguoja ten iš vis. Jeigu kalbėt apie, sakykim, 100%. Tai va, tai tikrai, nėra, žinokit, tikrai nėra tokių dalykų, gaminiuose gal yra kažkur, bet nemanau, nes teko pabuvoti šią savaitę biški tokiose parduotuvėse ir pasižvalgyti Lietuvos asortimentą, kažkokį brandinį. Tai va, tai sakykim, ką aš noriu pasakyti, image'as, pavyzdžiui, image'as ir kešvulas vis tiek skiriasi procesu. Image'as, sakykim, aš turiu suknutę, man atrodo, 2 metus nešioju. Dabar, žinokit, bijau sumeluoti. Tačiau jinai yra megzta mašina. Tai gal esu vieną kartą biški valius, gal. Negaliu dabar atsakyti taip tiksliai, nes vis tiek tų megztukai turiu daug, gal esu. Image'as tikrai tinka, jeigu turit kantrybės ir norit plono gaminio iš mažesnio kiekio, galima tikrai tai daryti. Bet siūlas tikrai yra puikus, geras, visa kita. Jisai yra 1500 tik tai, bet image'as ir princas yra 2 pavadinimai, kurie yra gaminami su senovinėm mašinom, kurios yra, sakė, visai kitokios. Visai kitokios. Į princą susuka 5 gijas arba 4 gijas, image'as yra tik 1. Nes aplamai visi fabrikai iš pradžių pasigamina ten po 1, o paskui jau turi tas spalvas, o paskui pagal užsakymus tik vyja. Tai va, sakykim, šitie, tai mano nuomonė, tai yra visų mažiausiai. Tik aišku, labai žinokit, dar stipriai priklauso nuo to, kaip jūs jį sumegsit. Kaip ir vėl sakau, tankis. Labai svarbus yra tankis, nes jeigu jūs mezgate laisvai ir jūs jį išmegsite labai laisvai, tai jūsų dėvėjimusi procesas bus visai kitoks negu mano Onutės ar Petrutės, kuri numezgi gerų tankių. 4 gijas image'ą, man atrodo, aš mezgiau, turiu pavyzdėlį, jeigu norit, galiu parodyti 3 ar 3,5 ar 3,75. Tai va, tai tokia būtų informacija. Dabar aš šiuo metu esu su baba, matot, pasižiūriu pati, nes kadangi tų pavadinimų yra, o be to dar, kai dirbi su fabrikais ir galvoju, sukasi kiti pavadinimai, man trupučiuką gal ir maišosi. Aš esu su baba, mano šiandien yra 3 diena, kada aš dėviu. Galit, matot? Mini yra, ar ne? Mini yra. Ir čia parodysiu, kad matytumėte ir vienur ir kitur.
Tai trečia diena, tankis yra tikrai geras ir šitas megztukas buvo numegztas todėl, kad pasižiūrėti, koks yra tankis ir pasižiūrėti dėvėjimosi procesą, nes mūsų mintis yra gamyba vis tiek yra mintis su gaminiais į priekį. Tai vat ir nežinau, po šiandien aš jau dar tikrai neskalbsiu, bet jau kad 4 dieną užsidėsiu, tai tikrai kas skalbsiu. Praeitą kartą irgi tą patį dariau. Tai žinokit, aš tikrai irgi dėviu dažnai, sakykime ar ne, bet šičia yra ir vėl karštas, čia baba karštas merinas su kašmyru, bet kokiu atveju ir vėl reikia įsivertinti, kad kašmyras turi didesnį pukelį ir jisai vis tiek, vat vėl trupučiuką daugiau ar nenori kipti. Nu, tai va todėl ir tas pilingavimas atsiranda anksčiau. Bet jisai yra malonus, jisai yra lengvas, jisai yra šiltas, jisai yra visai kitoks gaminys, lyginant su Image. Jo, Image'as teisingai, aš turiu bliuskutę Image'ą, bet irgi mėgsta mašina, pilingo iš vis nėra. Pilingo iš vis nėra. Bet jie yra sunkesni gaminiai. Vyras irgi megztuką turi mėgstą mašiną, pilingo iš vis nėra, bet jisai sako, aš negaliu jo įsidėti, man yra per karšta. Nu, va, suprantat, nes, nu, kaip Lietuvoje, kad ten būtų tos labai aukštos klasės mašinos, tai ten 12-14 nėra, kad būtų galima nusimegzti tokį ploniuką, ar ne, kaip parduotuvėse, kad yra, jo vis tiek aukščiausia yra 7 klasė ir jo, ten jie plonesni gaunasi, viskas tikrai gerai. Tai va, sakykime, tokia būtų bendra informacija. Aišku, aš galiu super dželongą galima dėti. Ir vėl, jeigu dėsite raštus, jisai geriau susimezga. Nu, nežinau, Monika buvo yra nusimezgusi megztuką, tankis tikrai ten yra be galo geras. Tai jinai apie tą pilingavimas irgi rašė ten ir sakė ir jau ne pirmą kartą. Tai moheris, vat pasižiūriu į siūlus ir iškart galiu pasakyti, nes aš pamirštu. Moheris, pavyzdžiui, vat ką aš ir norėjau sakyti apie savo tą moherį. Ir manęs, kai ateina ir sakykime, aš iš vis savo moherį buvau skalbimo mašiną įmetusi, tai nežinau, kas tada man šovė į galvą. Skarutė viena yra, esu sutraukusi, bet esu palikusi jums parodyti, kaip tai yra, bet ten buvo jau mano padraskyta, tai nesvarbu. Viskas gerai su juo, bet tikrai nerekomenduočiau, nes aš čia toj vietoj buvau labai drąsi. Ir suprantat, ir vat kaip tik gavosi tada, tie plaukai tokie po skalbimo, tokie tarsi sulipę. Suprantat, nes nesigavo taip, bet čia skalbimo mašinų. Jeigu aš jį būčiau skalbusi rankomis, jisai būtų kitaip. Bet aš jį pašukavau ir viskas gavosi gerai. Bet atėjusios klientės, jos galvoja, kad pas manęs aš turiu būti, nu aš pajuokausiu mergino, ledinė, žinot, pas manęs nei vieno pilingo neturi būti. Deja, aš labai mėgstu natūralų pluoštą, mes iš vis negalim dėvėti sintetikos, tiesiog nežinau, gal todėl, kad čia aplinka tai padarė. Ir vyras sako, aš nebegaliu net kojinių su trupučiu sintetikos dėvėti. Tai va, tai tikrai tas pilingas bus, jisai tikrai bus. Bet reikia pagalvoti apie tai, kokį gaminį jūs nori daryti. Nes jeigu jūs nori dėvėti kiekvieną dieną, tikrai va, yra geras klausimas Vaidos Tonis, labai geras klausimas, jūs turite atsižvelgti. Kada jūs aplamai, jeigu dar pačios mezgat ir norit skirtam laiką, jūs turite atsižvelgti, kokio siūlo jums reikia. Nes jeigu jūs kiekvieną dieną nešiosit, jeigu jūs kalbat apie čia arba čia, apie šaliką, apie sakykime, karštą, apie, sakykime, kepurę ar dar kažką kitką, tai tada jūs galite imti ir tą kitokią, sakykime, nu, kaip aš kad vadinu, ekonomiškesnę ar ne kainą ir tada pasidaryti. Jo, nes, nu, pažiūrėjau, man asmeniškai, tai žinokit, nu, gaila laiko yra, bet čia yra mano nuomonė ir jo. Tai va, tai tiesiog, Vaida, aš manau, kad aš atsakiau jums į tą klausimą. Kešvulą irgi tikrai, manau, galite imti, jisai yra truputį didesnis pukelis, bet kokybė jo bus, aš turėjau golfytę, labai gerai nešiojusi, pilingo minimaliai bus, labai minimaliai. Nu, forma truputį jinai duoda, bet tada į skalbimo mašiną. Ir aplamai esu sakius, ar ne, nuvalo tada, jeigu yra pilingas. Jeigu jau yra susidaręs didesnis, tada nuvalot su šepetėliu ir tik tada skalbėt. Atvirkščiai nedarykit, nes išdraskysit patį siūlą. Ištampysit ir bus blogai, dar daugiau pilinguosis. Tai Edita rašo... klausė, čia gal klausė tos Danutės, gal Danutė atsakys, va, taip.
Tai tikiu, kad čia dvigijos karibė, būtų dvigijos karibė, ir viena viskozės. Dvigijos karibė ir viena, galima, bet jinai bus sunkesnė ir, sakau, ir slidesnė tokia, galima. Danutė gal norėjo visai kitokio efekto. Bet ir vėl matot, pridėjau tą blizgutį, ir tas blizgutis irgi, jisai yra viskozinis, nes sintetinių pas mus bėra tik tai vienas liureks pavadinimu, man atrodo, o gal aš meluoju bendrai. Gal aš tiesiog nemeluoju, bet apsirinku. Jo, mes nesivešime. Nu, nebent ten kažkas labai patiktų, mes ieškosim blizgio tik natūralaus ir kadangi tik jisai yra viskozė, tai automatiškai jisai vat prie tos karibė prisiskiria ir tada gaunasi, kad dvi gijos ir, nu, ta prasme, viskas yra geriau. Tai tikrai galima dėti tada dvi gijas, vieną giją galima dėti karibę, vieną giją to blizgio ir tada vieną giją laukinio šilko ir jums gausis viskas gerai. Esu minėjusi, dar kartą pasakysiu, kad visi faktūriniai siūlai, visa alpaka, buklė, visas moheris, merginos, neiššukuotas merinas, moheris, tikras, geras, kokybiškas moheris, jie yra gaminami iš šukuoto ilgo siūlo, ne karšto. Tai reiškia, kad jisai yra jau jo pati, nu, kokybė yra visai kitokia ir jis geriau dėvėsis ir taip toliau. Taip. Inga rašo, aš užsinorėjau buklės šaliko. Inga, čia Inga kita, bet aš irgi, žinokit, jau nežinau, kiek laiko svajoju, bet galvoju, Dieve, nu visko nesuspėsiu. Jo, buklės šalikas tai mano akyse irgi stovi ir turėtų būti labai čiotka. Tokio nemažo, kiek man reikėtų imti buklės siūliukų ir kelių. Jeigu jūs kalbate apie Lia Eko, tai reikėtų imti tokio nemažo. Nu, nemažas nuo 3 iki 400, ne, gal 300 užtektų. Jūs tada jį turite daryti siauresnį, nes jisai bus purus, turėtų užtekti 300. Bet aš kalbu merginos apie Lia Eko, 180 metrų. Čia va šitas, tačiau kitas yra 500 metrų. Tai tada jo reikėtų imti mažiau. Matot, vėl skirtingos rūšys. Būtų galima dadėti ploną siūliuką, arba žiūrint kokio norit optiško storio. Būtų galima dadėti ploną į meriną, meriniuką mano vadinami, kuris yra 1500. Tada jis nebus labai, nu toks jau purus nebus. Turės apimties, bet jau netiek daug. Bet jeigu norit storesnių, galima žiūrėti, kas turi septyva. Super dželongo galima žiūrėti, babą galima žiūrėti. Aulą galima imti. Aulą, tarp kitko, aulą jo 500, ne, meluoju, 300 metrų. Ir vėl matot, maišausi. Tai jeigu aš sumesgiau į bliuskutę 200 gramų, nu tai 250 dideliam tikrai užteks. Matot, kiekviena pozicija yra skirtinga. Kiekviena, žinokit. Tik tai po vieną giją siūlyčiau buklę imti. Nekalbu merginos apie buklė mau. Nekalbu apie buklė mau šiuo atveju, matot. Nes buklė mau yra 1400 metrų, jo ir jisai yra ploniukas, tai va, jisai turės labai nedidelį tokį minimalų, labai tiktų ten ir lėliukams jisai ir sakykime, aišku, ir šalikui tinka, ir kepuriai tinka, bet čia priklauso nuo to, kokio jūs nori tos kilputės storio, sakykime, ar ne. Esu gausi buklėmo sąrašą, kas yra pagaminta, nes kaip tik klientė klausė mėtinio tokio, kurio nebeturim, tai tikiuosi pažiūrėsiu, kas ką turi, mačiau labai didžiulis sąrašas yra, tai va, tai čia turėtų irgi pasirodyti. Dieve, kiek to laiko, Vaida, žinokit, tai jūs Vaida lygiai greti Vaida, aš kai vanagas irgi žinokit, ne tas žodis, nespėsiu pasakyti, nespėsiu gal net parodyti, ar ne. Jo, tai žinokit, aš turiu didinti virbalą, kad tiesiog, jeigu kitą kartą noriu, kad man gautųsi normaliau, tai va čia yra 2 gijos super dželongo, dabar yra ant projektas Beretė, jo suriksu, tai čia yra 4 numeris ir netitinka. Žiūrėjau kažkur, radau internete, YouTube'e mezga su 3,5 virbalų, aišku, metražas vėl kitoks, ten sunku pasakyti yra, bet ir akis man netitinka, nors mano storesnė, nu žodžiu, bet aš nekreipiu dėmesio, tikiuosi gausis, iš 8 padalysiu ir gausis. Nu susirašiau, bet čia vat
vienaip dariau, kitaip dariau, taip, kad aš irgi tankiai, bet čia jau stengiuosi, čia specialiai paėmiau dar ir storesnį, tą, vat, kaip sakau, virbalą, žinokit, nes, nežinau, matysiu, aš užsidėjau, man gerai, čia biški, toj vienoje vietoje nepatinka, nu, bet pirmas gaminys, kaip sakant, itališkas yra uždėjimas itališkas, bet naivuolė tarsi nežinočiau pati savo siūlų. Super dželongas atnarų nelaiko. Baba atnarų nelaiko. Aišku, neturėjau prie rankos, sakykime, kešvūlo, būčiau pridėjusi kešvūlo, būčiau biški suamortizavus. O dabar gavusi, bet aš pridėjau blizgį paskui. Nu, žodžiu, viskas gerai. Žodžiu, viskas gerai, mes gamberetė, jo, pritrūko rikso, reikia riksą atsivinioti rudą, taip, kad aš irgi kaip vanagas, tikrai kaip vanagas. Ir dabar jau dabar, pavyzdžiui, aš žinau, kad jeigu aš mezgu mažesnį gaminį, tai reiškia kepurė, beretė, rankovės. Pavyzdžiui, aš rankovės turiu imti pusę numerio didesnės negu kūną. Tai nežinau, Vaida, kaip jūs. Tai man tai taip reikia, nes jeigu aš paimsiu tokį patį, tai man gaunasi mažesnės akis ir aš tada negerai gaunasi. Palaukit, kur aš dabar nebesusigaudau, kur skaitau informaciją. Tai va, aš mezgu taip žymai, nes man karšta. Jo, Danutė rašo, kad būtent mes labai daug merginų dabar, mano mergaičių, kurios nori tos tokio visumo, tai todėl ir dedamės mes tą laukinį šilką, bet čia lygiai grečiai galima merginos dėti ir riksą, nes riksai yra 40% mulberį šilko, taip, kad tikrai galima ir jūs turėsite labai vėsesnį gaminį, nes jisai, visai kitaip kvėpuoja. Ir kas pabando mulberį šilko, jau čia net vietoj nusiperka bliskutės ir sako, nesitikėjau, kad taip gerai jausiuosi. Tai va. Taip, aš dar biški, nežinau, pereisiu į apačią, pažiūrėsiu, nes čia mergaitė susirašinėjo ir labai gerai, aš nebespėjau atsakyti į klausimus. O Dieve, čia vat. Gal, nežinau, taip. Tuoj paskaitysiu. Nežinokit, nebežinau. Raunsiūlas tinka ir labai tiks, liemenė vasarai mezgiau ir labai gerai gavosi. Taip, Liolė irgi su tais siūlais draugauja. Jo, tai va. O Dieve, kiek klausimų. Tuoj minutę. Taip. Tai babas megztukui tikrai labai tiktų. Ir supinėm, jeigu super dželongas tinka, Agnė tokia, įkelsim Agnės darbelį, super dželongas ir baba, jie yra tos pačios technologijos, to pačio proceso, tik tai tiek, kad baba yra su kašmyru, tai jeigu tinka super dželongas, labai tinka supinėm su aranais vadinamais, tai tikrai tiks ir baba ir tikrai drąsiai galite imti. Dabar klausia dar, ar dėti su mohair, ar nieko nereikia. Tai priklauso nuo to, kokio jūs norit storio ir kokio norit pūkelio. Šią savaitę, aš matot, prie super dželongo kepurę įdėjau ir pavyzdžiui, jisai priduos vėl vis. Pirmas dalykas, jeigu jūs dėsite riksą, priduos gaminiui lengvumo ir vėsumo, kadangi yra mulberis. Jis bus gaminys puresnis, bet nebus šiltas. Nors ir kašmyras, bet vis tiek duos vėsumo, kadangi kelios sudėtis. Tai viena gija tokia, viena tokia, tokiam lengvam megztukui čia labai gerai. Mano nuomonė labai gerai. Va, plonesnio ir šilto. Tai ta prasme, vėsumą priduos, sureguliuos kūno temperatūrą, siūlyčiau pabandyti. Kai pabandysit, tada Audronė ir, matysit pati, žinokit. Reikia būtinai, sakykime, pajausti tą pojūtį, nes truputį yra kitaip, žinokit, su riksu tikrai yra kitaip. Čia iš patirties. Jeigu norit gerokai šiltesnio, galite dėti 2 gijas tik tai būtent babos. Šią savaitę, pavyzdžiui, kadangi esu gausi žydrą labai gražią tą spalvą, kur gamyboje laukiam, ar ne, tai žinokit, 3 gijos babos ir plus dar 1 gija merino, bet ten visai kitas projektas ir suprantat, visai kiti niuansai.
Taip, kažkas rašo pramiegojo. Labukas pramiegojo, jau nieko galėsit paklausyti. Taip, apie pilingavimąsi laikiau sūnums, kad burbuliukai parodo. Žinokit, jo, be burbuliukų nebus nieko, be to pilingavimuose nebus nieko, bet aišku, sakau, čia trupučiuką tik reikia atsižvelgti. Jeigu norit, kad, pavyzdžiui, mažiau pilinguotus, pridėkit prie babos meriną. Prie superdželongo pridėkit meriną. Jūs turėsite ir lengvą tą gaminį, ir nu va tokį orinį, jisai mažai svers, bet jūs suvaldysit. Ir tada bus viskas gerai. Bet juk nesunku šiais laikais nuimti tuos burbuliukus. Jo, yra tie šukavimai pas mūsų, jo tas priim šepetėlis, jisai ir aišku ir perkamas labai stipriai yra ir tikrai geras ir aš pati naudoju tik tai šitą. Sakau, nebenoriu kalbėti, esu turėjusi elektrinę, esu turėjusi kažkokį paprastą iš tų, netinka man. Taip. Jo, jinai, žinokit, dabar taip, su sintetika. Sintetika, jeigu nesiburbuliuos, tai čia turėtų būti nežinau kokios klasės sintetika, labai aukštos klasės, be galo aukštos klasės, jo. Abejoju, ar, nu ką žinau, gal kokia dar virvutė va gali, matot, nes ir vėl siūlasi virvutė, jisai yra ten vėl kitokios procesas kitoks ir turi būti parengtas labai geras siūlas. Bet visumoje, jeigu yra sintetika, tai jūs nenuimsite. Jūs tiesiog turėsite taip jau čiut nenupjauti, sakykime, būtent tą pilingą, tą burbulą, žinokit. Irgi klaikiai, jo. Akrilas tai čia jau, nu bet žinot, kaip vaikams kažkokiems, kaip kažkam. Tikrai tinka. Tuo labiau, aš neatsimenu, Sezanė, lyg tai pavadinimas mūsų yra, pavyzdžiui, sintetika virvutė, bet aš ten kažkaip buvau paėmusi, aš nežinau, kodėl aš jį užsinorėjau, su ta sintetika kažkaip mes sunkiau draugaujam, bet aš pagalvojau, gal kokiom rankinėm, gal kažkam, nu žinokit, ten jinai, klientės atvažiaus, sako, čia gali pagalvoti, kad medvilnė. Tai va. Oi, nematau. Superdželon galiu rekomenduoti ir šiltas, ir minkštas, ir mažai pilinguojasi, bet reikia megzti taip. Jį reikia, Monika ir sako, reikia megzti tankiai, aš tik prieš skalbimą nuimu pūkelius. Aš jį labai retai, maks 2-3. Jo. Galbūt gal Monika, gal tu turi daugiau megztukų? Man kažkaip kai užsisėdžiu, tai žinokit, užsisėdžiu ir pati paskui juokauju, galvoju, nu va. Kažkaip labai jau aš priprantu ir Vatinga rašo irgi, kad jo, superdželongas iš vis, taip, jisai yra vertas dėmesio. Lieku, man užtektų 300 šalikui, va. Monika mezgė megztuką, klausykit, ką sako Monika, jau jinai turi patirties, aš tiek neturiu jos, jo, iš vienos gijos galima, jo, 6, 5, 6, tikrai kokiu 6, aš manau irgi, kad galima. Taip, dabar galiu jau kitoj vietoje skaityti, bus patogiau man. Mačiau, kaip tik šiandien megztą paltuką iš Buklė nerealiai žiūris, bet jis toks purus, storokas, pasidalins palaidos mezgimas iš ryčių. Gerai, jo, Lijana, pasidalinkit, nes jo, tie paltukai tai labai taip fainiai, žinokit, man irgi taip, galvoju, toks lengvas, fainas. Aišku, ir vėl sakau, jeigu norisi, kad užsikištų tos akytės, ar ne, jos užsipildytų. Sakykime, tada reikėtų kažką trupučiuką pridėti, nes tada gautųsi toks jisai, nebūtų kiauras. Tai va, merginos, dabar tai parodau, sakykime, parodau babą, nežinau, ar čia spėjau, ar nespėjau. Va, parodau babos spalvą, yra įkelta. Ir pats maloniausias yra dalykas, kai gauni ir kai pasižiūri į tą etiketę, tai tiek džiaugiausi, kad lapkričio 10 tik tai spalio 10 oktobrą susimakalavau jo pagal anglų kalbą. Tai va, spalio 10 yra pagamintas, gal Dieve, kaip faina. Jo, labai operatyviai dirba, tikrai labai operatyviai fabrikas dirba ir labai graži spalva, labai patiko, labai džiaugiuosi, kad paėmiau ir nedvėjojau ir tikrai užsakiau, nes ten
užsakymas buvo nuo kažkurio laiko. Jo dabar esam jau gavę dokumentą pro formą, kad baba jau yra pagaminta ta bordo, ta tokia tamsi spalva. Aš dabar, žinokit, neatsimenu, ar ten ta amareto. Kažkas panašaus į Super Dželongo šitą. Negaliu pasakyti, ar 100% tokia, nes vis tiek skiriasi paletė ir skirsis ir spalva, bet jau gavau, sakykime, dokumentą, ar ten dar kažkas. Nu, nesvarbu žodžiu. Žodžiu, tai kitą savaitę tikrai pasirodys baba su tokios spalvos, dabar tos labai populiarios, madingos. Jo, šitas, nu, žodžiu, visko neatsimenu, visko neprisimenu. Jo, bet jau tiesiog yra kai kurios pozicijos ir Lumijos išpirktos ir be galo išpirktos. Ir žinokit, nu ką, reikia vėl sakyti, nes daug kur dedama frizantė, daug kur dedama Lumija, nes visai gerai atrodo. Ir dabar dar parodysiu, kadangi tą beretę, va, čia mezgiau ir mano yra va tokie 2 virbaliukai panaudoti ir aš nežinojau, ta prasme, su kuriuo virbalu megsti, bet mes nusprendėm su Dalia. Nors aš jau buvau pradėjusi, bet mes nusprendėm. Jo, nes, ta prasme, kad vis tiek, nu, standesnė ta beretė turi būti, tai va, todėl ir čia 4, o ten yra 3, man atrodo, išmegsta. Jo, 4 ir 3 yra 2 gijos Super Dželongo ir Rikso ir 1 gija Super Dželongo ir Rikso. O čia esu numezgusi kepurę, tokią ploną iš babos Artūrui, vyrui, bet padariau va tokį įlenkimą, tiesiog nedidelį, nu, tiesiog tik ant ausyčių ir būtent uždėjau žalią spalvą, bet čia buvo siūlas basmė. Nu, geras, tas siūlas visai neblogas, turi truputį ir kašmyro, bet jisai yra karštas, tikrai labai yra ekonominė jo kaina, 7,90, man atrodo. Ir vėl man atrodo. Bet aš pridėjau imidžą, kad biškį pamortizuot. Tai va, ir niekas neriečia, bet pabaigiau itališkų užbaigimu. Man jisai labai patinka, nors jisai ir čia nesimato, jisai juokauja, sako, aš ir taip galėsiu nešioti, jeigu matot. Nu, sakau, galėsi, bet gal nešiok taip, nes gal paskui kažką kitką dar dakursim prie to žalio. Tai va, nežinau net kiek sveria, bet čia žinokit, jinai svers, nežinau, 40 gramų gal. Aš taip galvoju, kad tik tai tiek. Tai va. Turiu dar kitą projektą, bet ten tas mano mažas projektėlis, mano skarutės. Daugiau nežinau, ką čia tą beretę parodžiau, skarutė giliai viduj, kas atvyks šiandien į susitikimą, pamatys ir tai, ir tai. Jo, ten vieną buvau mezgusi su po 1 giją skarutę, šiuo atveju pridėjau daugiau, kad jinai būtų tokia standesnė ir ten dovano mezgu, kada jau galvoju, kitą kartą nebeturiu kažkokio siūlo, tai, žinot, nebeturiu, nu. Nes trūkumas yra, pajuokausiu. Jo, tai va, merginos, tokia buvo informacija. Dabar manęs klausė, ką turi ryžo gražaus sudėti iš laukinių šilkų. Liana, ryžą, jūs įsivaizduojate, prasme, gal jeigu, aš žinau, kad jūs turit laukinį šilką, tai parašykit, koks numeriukas, aš tada paskui paieškosiu. Gerai? Jo, nes iš ryžo dabar negaliu atsakyti, varis yra, nu to ryžo tokio biškį geltonesnis lyg yra. Bet jo, pakontaktuosim paskui, gerai, nes žiūriu, jau čia yra ir 10 ir aš turiu, plytos spalva. Supratau, dabar man aiškiau. Jo. Jo, tai va, tai tikiuosi sukontaktuosim trupučiuką vėliau. Nu ką, valandėlė mūsų prabėgo. Artūras atrakino parduotuvės duris, atidarė. Aišku, aš galiu dar būti, kalbėti, kol nėra klientų. Jo, galiu kalbėtis, bet paskui, jeigu ateina, gaunasi toks, žinot, biškį jau ne šiaip, nei taip. Tai va, tai nu ką, mergaitės, gero savaitgalio, lengvo pamezgimo. Būtų neblogai ir gamtoj pamėgsti gal dar, nors šalta, ar ne? Jo, gero jums to laiko.
Mane žiūriu dar čia klausė, bet gal aš tada pasižiūrėsiu tą klausimą kitai savaitai, pasirašysiu jo, nes aš, kadangi per kelias platformas, žinokit, tikrai nespėjau, žinokit, čia iš vienur ir kitur daviausi ir nespėjau. Tai va, gero laiko, ačiū, kad buvot su Vaida, su Ilge, jo, ir iki kito, tikiuosi, kad jeigu viskas gerai, iki kito savaitgalio. Klausiausi ir narpulinų, gerai, Genutė. Kažkas ateina, ate mergaitės, gero laiko, bye. Sveiki.